Pažiūrim, kaip čia bus, kur čia bus, kas čia bus iš vis. Pačiam įdomu, žmogusgi priims. Labas rytas. Šiau 10 minučių, kad jo prabūdęs. Trumpai paklausą mano barbuliavimo, o tada prie reikaliukų. Ką norėjau pasakyti. Labai dėkui Tomui ir Eilai, kad taip mane priėmė. Kilometrų maksimum norėtų šiandien tik tai 60. Toks maršrutėlis maždaug. O kai bus, nežinau. Tai kokia ši dienėla bus. Kviečiu padavati. Ir pačiam įdomu. Ko neparodau. Kiekvieną rytą sutepa. Pravalau sutepa lenciūgą. A jau reikėjo atepti vakarą pas 7-5 kilų. Tai jau vat. Paskui dantis dar. Nuvaliuks, apvalyta, sutepta. Neužilga ar varys man. Nepatikėsite. Jau antri pusryčiai. Privalgysiu, va, gerai. Paskui laiką nelabai bus. Aš vakar nudegiau saulėj, na. Tai aš jum čia dėkingas, na. Jum čia dėkingas. Dėkui, iki. Nu ko, pradedam 3 dienų. Kilometriukus pamiršau nunulinti. Kur genijas, va. Nunulinam. Varam, da kažkas tai liečias. O, dabar gerai gal. Kažkas lietęs biški. Kažkas cypia nesupranta. Gerai, visko, turi nieką nepalikau, atrodo. Į pirmą tašką 21 kilos. Varam. Kas čia cypia? Nu, nepatinka, reiks paskui žiūrėti. Kaip vakarykštė serija, nepasirodė, kad per daug rauda. Taigi, kaip buvo, taip ir rodžiau. Spėkit, kaip dabar, prieš vėjų vėl, dėlėn kokį. Baikas. Bet tai kelia platumas, pažiūrėkit. Dviratininkų į kiek, ohoho. Super. Eika nuo savo. Nu ką, laimingai. Čia kažkaip sakė, prieš šitą geltoną tiltą, atsidursiu kitoj pusėje. A kaip? Tai man per tiltą važiuoti. Eik tu savo. Ar ne? Ne, nevažiuosiu. O. Nenoriu aš per tiltą važiuoti. Sako, ar atsidari kitoj pusė. Ai, tai va kaip kitoj pusė atsidari, nu. Ir vėl bus plati juosta gal. Gerai. Vilnius ne Vilnius, Kaunas ne Kaunas. Nu ir kas čia tokie, jeigu tarp jūsų nesąmonė gaunas. Dviračių takas, tai gali važiuoti dviračių taku. Nu, žiūrėsime. Jeigu baigsis, grįšiu keliam. Taip, paprasta. Kaip pernai sakiau, kai Kaune buvau su reikaliakais. Kaimietės didmiestį. Eina savo 4 eilėm. Na. Tas autobusas vos nenutrenkė, nafik varau šalygatvę. Mėly trapki, visiškai. Tai čia šalygatvė nėra. Nu tai kur tava važiuoja fūra? Matėt?
Ne, dėl to ir nepatinka. Nu tai militrovkiam varo, nu tai nesąmonė. Fū. Ne visur dar dviračių takai. Ir pirmai tai išvesti pranėrę vaikti savo. Nu minimaliai kelkraščią yra. Galgi nevaris prapat. Dviejostasgi galėtų tilpt. Geležinę vilką gatvėmis dviračiako vara. A kas daryt? Bet jau instempis taip, kad greitis 40 pakalnan. Dar 4 kilai iki vietos. Galvojau, būsiu anksčiau, nenoriu išvėluoti. Jeigu sakiau 12:00, tai man reikia prieš 3 minutės būti. Tai taip, dar tunelį reikia pralėkti. Šviesų neturi. Liedukais lakstau, kaip greičiau taip važiuoja. Fū, jau sušilau Nukų kalnan. Vakar atvažiavo. Na, jeigu čia man kas pastiks, tai bus įdomu. Žinai, kaip tėlį, kad dirbi, tai mane visi pažįsta. Ja. Bet žmogus sutikau gailą, nu nieko negalėsiu pafilmuoti. Nu, svarbu jis pats apžiūrėsi. Tai va tiek. Nešvas daiktas, nes dviratis nėra kintas. Jeigu tai tą pačią pusę vadėjai, tai tą patį vietą. Na, jau būčiau pirkęs naują. Bet jeigu čia Na, rimtai. Tai jūsų montažas koks? žinių. Grinai žinių. Daugiau nieko. Pakaltūrinė. Ne, tai kaltūrinė. Jūs samda? Aš dirbu pagalbėjau, kad negali veikti. Geras, taip, tas savo. Taip, Gerai, dėkui, kad pakvietėt. Labai įdomu. Ten buvo įdomu. Žiūrėkit toliau. Ja, tai būsiu, jeigu tai būsiu, tai gal rašyti. Parašykit. Jau dabar pažįstami bunkerį nureisim pažiūrėti. Na, gali būti ten nuo tavęs. Čia. 5 km. Netoli. Žiūrėkit, pirmai kokiam kalnan puškavau. Žiūrėkit, kiek laiką laisvės. Nu, gal greit parodysiu. Užvalom mes su biškiu. Čia manis nei kvapą nuliks. Čia ten Vilniui. Smagu buvo. Tai LNK studijai aprodė 2 salės filmavimą. Pagrindinės 2 ir dar vienu. Koncertas vyka, nu, tai kažkur repetuoja. Kažkokie, nu, aš telką nežiūriu, nežinau. Pamiršau. Tai gaila nieko negalėjau filmuoti, nes, nu, dar tik išeis viskas televizijan, tai kaip aš indėsiu. Nieko visiškai. Užkulsiu irgi, nu, kažkaip nedėsi, tai va, nufotkina, va, vienoj vietai, kitoj vietai jau gali matėt. Nu, čia jau Vilnių pažįstu.
tik na čia ir lik centrą. Tik tai tiek. Skanaus. Ir paskui ir niekaip nepabaigiu papasakoti. Labai geras žmogus pasirodė. Aprodė studijas. Nu įdomu, ten gražu. Prisišvartuos keleivis paimt. Ar ne? Geras, na. Keleivinis. Nežinau, kad toks yra. O ir televizoriaus nežiūrėti. Nu ką, kartosim kaip pernai. Kažko panašaus. Bilietų norėjau pakeisti, nes susisukau daug greičiau. Bet bus traukinys už kiek minučių. Nusipirkau antrų bilietų, daug greičiau negu tik grąžinimus darysite, eiti, nusirašinėti. Dėl 12 eurų gal nenubėdnėsiu. 11, 9, 8 ir kiek su dviračiu. Tai vat. Vienas bilietas. Vienas rytį nupirktas, vienas dabar. Aš tai nuo Zarasų. Dėl jūsų organizacijos, labai įdomu, bet, matot, aš... Pilnas pavadinimas, sakykime, būtų tarptautinė pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Vat, aš gavau dovanų, aš irgi duosiu dovanų. Dar kas nežino, savo knygutę esu parašęs. Pagonis kūniškumas, prigimtis pagoniška, nes Adomas ir Ieva irgi nusidėjo nusisuko nuo Dievo, išgirdo kito balsą, sakykime, priešą, išgirdo, bet buvo klausimas jiems ir jie sudvejojo Dievu. Gerai, visą, laimingai. Smagu pasimatyti, buvo gero šitą. Žiūrėkit dabar, jeigu viskas gerai, daug serijų bus. Šiandien gyvėl. Gerai, iki. Išnaudojam elektro. Biškį pasėdėsi. Ramybė. Elektros neršį kartą. Gailam. Ignalina, kur tai reiks įstoti, išvalgyti. Ir paskraut kompus. Nieką nepadirbau, vos neužmėgau. Kaip dviratį reiks nuskelti. Čia tai materialas nepadės. Gerai, kad žiūrovas buvo. Dėkui jam. Taip dabar nukelsim. Nukraunas daiktas. Tuoj kaip Ignalina. Antras dublis. Ignalina aplankyta. Antrą kartą šiemet. Kažkada parodysiu, kaip ir pirmą kartą aplankiau. Varam, bėgam nuo lietaus, mus pabėgsiu. Ar palaukt, lietiku čia lauksiu. Nulyja tai neblogai. Gerai išlaukiau. Ale tai nusivėluosi aš šiandien. Ajajajai. Priekinę sparną gi neturi. Ojojoj. Gražu Ignalina iš tikrųjų. Galima ratukas būt koks prasukti. Ale taip laiką neturi. Su striukėla. Per karštą. Be striukėlas per šaltą. Džemperiukų kokį vilktis planą. Gerai, dalyje. Tai apsivilkau, reiks persivalgyti.
Vydiškės. Va koks miestelis. Pravažiuosime. Būta porą kartų. Ir porą žmonių pažįstu. Būtų įdomu, jeigu Anis parašytų komentarų. Jeigu Anis mane žiūri. Vienas tikrai biškį pažiūri, kitas nežinau. Vsio. Šitą pusę iki... Oi, tu kaip sužaibava. Ten geras. Tai šitą pusę iki nežinau, iki kur. Nu, sakykime, iki kokią Visaginą. Važiuoti iš vis vieną kartą gal tik. Jo, kažkur tai. Vieną kartą variau. Dviračiaku. Na, komentatoriai. Tuoj bus įdomu. Už 9 kilo. Kita kairė. 12. Jau linuoja. Bet tai va, prieki kažkoks kaimiukas, reikia sustoti. Minutėm. Da būna ir pasiseka. Kaip gerai statelą pasmaišė. Nu, kur reiks palaukti. Ojojoj. Ilgokai tai statelai prabuvau. Čia porą kalniokų tokių užvariau. Čia nelabai mata. Pažiūrėkit priekį kokį. Na, aišku, kamerėlą neperdada. Kapojam. Svarbu vėjas šoninis, ar ne prieš. Gerai, priima, aprims gali. Pažiūrim, kaip čia bus, kur čia bus, kas čia bus iš vis. Pačiam įdomu, žmogusgi priims. Jūs tuo tikit? Aš tai ne. Da, aišku, tikiu, labai tikiu, va, susirasiu žmogų pagal komentarų, pamatys tą ir priims. Pažiūrim. Prašau, atvariau, padysnė, atvenkinys. Kasgi čia Nagnalinas, tik tai 2 kilometrai. Nu, ir atvariau. Tikiuosi jaunesnė amžiaus žiūrovas. Tai jeigu parašai, tai atvaryk bent jau lipduko pasim. Arba komentarų bent jau parašyk. Prie pat. Dat į 500 metrų važiuot, bet nebevažiuosiu pievaną. Nevažiuosiugi šitą vidurinę ežerą. Tvenkinys, lipdukas ir 2 pakavoti. Vienas ten, vienas čia. Prašom pasiimti. Ačiū už komentarą. Varam pas kitų komentatorių. Priims nakvynėn. Apokalipsė kažkokia. Kokią 15 minučių mašinas nesitikau nei vienos. Žmogaus irgi nežinau, kada mačiau. Kažkaip keista. Žinot, iš didmiesčio atvaręs, iš triukšmo. Tokia ramybė visiška. Tai va, nu kiek čia man. Nu va, atvariau. Mačiau žmogų. Reikia varyt, gaudyt. Kur Anas yra? Tas žmogelis. Nu, atsgardau. Priims nakvyniai, sakė. Ieškau žmogaus. Algirdas yra. A koks kaimas? Šitas, Kazimieravas. O, tai palaukit, aš jau pasakysiu. Jeigu jūs kelias tikrai. O, reiškia toks yra. Yra, bet čia jo. Jis kokio amžiaus maždaug jūsų? Ne, jisai čia negyvena, jisai čia atvažiuoja, aš nežinau. Į padešinį. Taip, važiuosit ir tada bus kokių metrų, nu nedaug ten. Vienas bus pasėta ir pasėja baigsis, bus va, pieva. Ir pieva, ir keliukas. Labą dieną. Tai aš galiu pas jūs apsistoti. Tai va žmonės. Rašydami komentarus būkite atsargus. Galiu ir atvažiuoti. Aišku, šustriausi tie, kur ne vardaisgi pavardėm pasvadini, tiesiog Nikais. Čia irgi Nikas, bet atkapšiau žmogų. Graži sadebėla, gal labai nerodysi. Labą dieną. Nieks nelaukia. Tai jeigu elektras duotų va ir paslikčiau. Algirdai, palieku jums lipdukų. Rasta, žinosta. Vieną palieku. Dėkui, kad pakvietėt. Bet kitą kartą
Kažkaip susirašyti reikėtų gal. Porą žeriakų numačiau. Reikia stotą, nu, senai reikėjo stoti. Labai senai, bet vat kaip gaunas. Tai gerai, kad anksčiau išvažiavau iš Vilniaus. Ir pusę vidosiuką sumontavau, tik pusę. Traukiny laikas prabėga nesąmoningai, aš nesuprantu, dėl ko taip greit. Kol medžiagų perskeliau, kol da internete tegi vidiją, pavadinimų kol sugalvau, kolikų miniatiūrų dėjau. Tai jau ir prabėga, valandą 20, nežinau, kaip pusvalandis. Ir nieko nenudirbau, atrodo. Internetas blogas buvo. Gerai, sustinkam, tikiuosi. Man greit saviklavietė. Jėga radau. Pažiūrėkit, kokia privati valda. Didumą, kiek nušienauta. Ir ten mašinoje sėdi merginas. Tai čia jų žemė, nu, jų tėvų. O ežeriuką didumas. Debesukas. Aš ten už krūmų pasistatysiu. Mažesnis vėjas bus. Jėga laimingas. Ajai. Merginam palipduką. Sakė, pažiūrės. Jeigu žiūrėsit, linkėjimai. Smagu. Vsio, stataus palapinį. Montuoju ir miegot. Ko mes turim šiandien? 3 kem 4 ant dviračiaką tik. Šiam 8. Čia per daug. Bet labai gerai. Rytoj gal nusmata vėl daug kama. Nenorėčiau. Bet rytoj bus geras vidutinis. Laukiam rytojaus. Ir dar tai biškai papasakosiu. Nepabėkit. Pažiūrim iki galą. Ir nepamirškit patiktuką. Palapinytė stovi. Kutu. Husky. Gavau dovanų. Labai gera. Dviračia kelionė, tai čia superinis daiktas. Nerealiai. Lengvutė 2 kilų nesveria. Dugnas 10 000. Viršus 3. Gera. O baika šitie. Gal geriau negu tie, kefirieka. Geras šitas. Kažkas rašė komentarų atvažiuoti Šiauliuos. Nu tai gal jau supratat, kad pagal komentarus šiandien nebelabai aš jau. Ir pažiūrėkit intrą. Kokias sąlygas buvo mano. Labai ilga diena, nemažai veiksmą. Gaila, tą veiksmą nepavyko labai perteikti. Gaila, LNK negalėjau parodyti. Čia man labiausiai gaila. Na, gal kada ateityje. Tai tokia ta diena. Labai dėkingas, kad žiūrit, kad palaikat. Ir tikimėms kaip visą laiką. Susitiksime rytoj. Aš mėgučią. Labą naktį.